Šiandien seneliui turiu paėmęs ne cukraus, o apelsiniuką. Reikia vitaminam seneliui ir visą laiką. Fenoksas 900. Tikriausiai ir toks ir paliks. Gerai užkasam seneliui čia prie ąžuolo tokį. Vokietis jau buvęs. Apelsiniukas. Nepataikiau. Čia biški blogai. Seneliai vitaminų. Gali paprašyti žemės ir dangaus dievai. Duokit man vokiškų artefaktų. Duokit aukso ir sidabro, ką parsinešė vokiečiai grįždami iš Leningrado. Seneliai dar nepajudėję, jaunimas juda. Judam ir mes. Ką, net nesitikėjau, pirmas signalas. Pralendau tik pro krūmus. Saga būtų. Labai geram stovi, tokia įdomi. Kleimų liktai nėra. Kleimų. Tai kleima yra žemėjimų. Bandom seną kelią pramušti. Šalia, kur mašiną palikom, ten naujas kelias eina. Čia pro ąžuolą eina senas. Įdomu. Čia kažkas liktai kasės kažką. Tikrinam. Keliukas senas. Ten meška ateina kažkur tais. Aš rodo saga. Padarysiu nuotraukikės, pasiėmiau šiandien kamerą kitą. Taip kad žiūrim ir sekam mūsų filmukus. Bandom antrą signalą. Toks neblogas. Nežinau, ką iškasim. Bandykim. Nenuvirsit. Pažiūrėkim. Kokia šiukšlė. Penpuonteris. Numiręs jau beje. Kažkas yra. Toli žemė nenusimeta. Reiks užkasti. Kažkur atsitrenkiau. Supratau. Paliko nebespalvotas. Juodas metalas, matau. Galvoju. Čia nesuprasi čia. Kaip dūdos kažkokie. Trimito gal dalis. Jūs matos, kad yra ir samagono kokia aparata dalis. Paimkim spalvotas metalą. Dabar kainoj. Padaužykim. Miškas. Pasaka paukščiukai. Gegutė girdėjau, ar ne gegutė, bet dabar parko balandis. Bankeriuks. Signalas. Gilzė. Prieš tankinį. Įtari rusiška. Buvo signalas. Kas ne kas galvojau. Tuščias papuša automato diskas. Tuščias lengvas. Supavė. Palieka. Kur radom. Tokių dalykų. Nei aš ir jums nepatarčiau rinkti ir neštis į namus, nes gali turėti problemų. Gražiai užkasinėkim. Tegul pabaigė savo dienas toj duobėj. Kažkaip nepatink man, čia rusiška viskas. Eisim arčiau kelią, ten saga vokiška, kur radau, pasitrinkim ten. Nu ką. Sveikinimai man. Tenai prieš miško vaikšto. Babikį iškasiau signalą dalykai.
Aišku, čia nereklama. Čia istorija, čia nieko nepropaguojam. Neblogas stovi, kad ir cinkinis. Tik apvalyt parodys, kai išvalysiu. Biškį foto. Padariau fotkės. Čia gali tas lapiuks nukristi. Čia ne propaganda. Dar sikartojas, tai tik istorija. Neblogam stovi. Pagrobkim. Juodas signalas maišęs su spalvotu. Tai va tada turi apsispręsti. Arba kasi, arba ne. Nes dažniausiai būna juodas metalas, tai iškasiu kažkokį nesuprantu, kas du. Mechanizmas kažkoks. Reiks apvalyti, parodyti. Čia netoli kažkur tai Semgeverio MG kulkosvaidžio juosta. Supuvus iškasiu atgal. Nereikalinga. Tai va dabar apvalau ir parodau jums. Toks mechanizmas. Jeigu jums matos kažką. Nežinau, čia gal. Nu ne, aš galvoju, gal čia šoviniams užtaisyti staklikės kokį. Kaip bebūtų reikia vežti namo. Girdėjau jau signalų, kad bloga vieta. Man tai gerai, ką aš žinau. Ir miškas labai geras, vaikštai savo atsipūtęs, jokių problemų. Ir žolės nėra dar, kažkur važiuoti vėl. Ką padarysi? Reikia tikrinti visur, kaip sakoma. Jau parinsiu šiupelis kažkas, varau aš irgi kraunu kamerą. Nesupratau, kodėl, bet baigi išsikrauti. Aišku, turim pagalbininką. Powerbanką. Niekur nedings. Kamera turi išdirbti visą dieną. Turėjo lietus būti. Dangaus dievams dabar reiktų padėkoti, kad nepadavė mums lietaus. Gerai einu. Dar gal ką greičiau rasiu. Matys. Taip. Tokia istorija metalo gabalą. Iškai technika. Ten va. Keliuką. Neaišku, rusas. Bet greičiausiai rusas. Nei dažų nieko nesimato. Šiam kliuku nupirksiu lietų. Aišku, aš jam ir 5 alaus nupirksiu. Man nesunku. Tai čia jau pietauja? Nu taip sako, kad nerada. Tarpiniai radinukai. Lašiniais veb ženkliuks. Kepšilimui. Kokia buvo pavalgys lašinių. Patrindata. Kot čia mano tą sagą varai? Ai ne, žiūrėk mano to. O, matai, kad šis sagas ant to keliuką. Tu tik įeini. Čia tikėsi šleimuras, kartu žiūrovų. Ne, tai turėtų būti. Kas čia toks kemš? O ką kemš? Daugiausiai matyt praėję šiandien. Seniausiai mažiausiai, kaip ir fizo yra. Jaunesniems 10 kg, senesniems lietuvių armijas maistas ar. Sako, gal. Nu, patikėkime. Kas čia lempikė? Ne, lempikė. Telefonas. O tai per radiją nieks per radiją, oi. Nekvetat. Direktorius, nekvetat. Ne, direktorius va priekiai jau dabar. O, da čia yra. Draudinukų nečiamai. Kažkas nusipjovė gabalą. Kažkam. Koks tai šiknius. Nu, va, pabaigsiu šepetukus jau išdalinti beveik visus. Važiavę esam praeitą savaitę, kur buvom. Biški, aišku,
pasistumėjom į priekį. Nebevaikštom po tas pačias vietas. Oi, kas čia dabar. Lietaus taip ir nesulaukiam. Diena pasiškiška. Dabar netgi per karštą. Tokį bunkerį. Čia technika matyt buvus arba kareivių daug buvę, 2 išėjimai. Kaip palapinė matyt, reaguodavo čia. Gal kokia artilerija būdavo, kur keisdavos gan. Didelis. 10 ant 4, 10 ant 3. Nu ir buvo signalas. Galvojau, Gelzė. Kažkokie prietaisų skalė matos. Skaičiukai parašytis. Nieko įdomus. Dedam į kišenę ir namuose pavalysim. Ir aišku, eis ko gero į spalvotą metalą. Viskas, ko gero šiandien paskutinis signalas. Jau visi susirinkę. Pavalysiu kamerą atsargiai. Dulkių pritraukus kišenį. Va tokia gilzė. Tiksliau nupjauta gilzė. Aš taip įtariu kamino daręs. Nupjauja. Aišku, rusiškai tai nėra ko žiūrėti. Paimsim. Visiems gerų signalų. Matot, filmukas atsinaujino. Reikia manyti, kad taip ir bus. Reikia stengtis gal neapleisti filmuko. Tiksliau kanalo neapleisti. Stengiamės, išvykų yra, bet pats suprantat, radinių mažai. Turim ir tų lėktuvų vietų, galėtumėm parodyti tų lėktuvų. Bet ten, turi daryti atskirą išvažiavimą, vien dėl to, kad pafilmuoti, o ne pakasti. Nes ten signalų ir atsibosta ir nelabai įdomu iš tikrųjų. Tai vat, gerai, visiems gerų signalų, Monetų paieškos, Pasvalio klubas.